Paskutinėje šio sezono LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žinių laidoje. Įsimintiniausios akimirkos nuo draugystės tilto Islandijoje iki šokių šventės Baltimorėje. Išlydėti pirmosios žygio per pasaulį misija Lietuva 100 ekspedicijos Baltoskandija 2016 dalyviai. Iš širdies į širdį per lietuvius vienijantį LRT Lituanikos kanalą laidoje Pasaulio lietuvių žinios. Sveiki, mėly LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žinių žiūrovai ir reporteriai. Štai ir atėjo diena, kai paskutinį kartą susitinkame šiame televizijos sezone. Jau netrukus prisijungsime prie atostogautojų būrio, tačiau prieš tai kviečiame kartu prisiminti ryškiausių ir įdomiausių reportažų fragmentus. Pasaulio lietuvių žinių misija vienyti ir informuoti apie tautiečių veiklą užsienyje geriausiai iliustruoja jūsų siunčiamų reportažų temos. Pasižiūrėkime. Ar prisimenate, kaip vieno lietuvio pakviesti susėdome prie bendro stalo skanauti pačių gamintų didžkukulių ir taip sukūrėme naują tradiciją – švęsti pasaulinę cepelinų dieną? Ar pamenate, kaip džiaugiamės įvairių kraštų lituanistinių mokyklėlių renginiais ir konkursais? Arba kaip didžiavomės globalios Lietuvos apdovanojimų laureatais, svetur ir Lietuvoje dirbančiais lietuviais profesionalais? Draugystės tiltas, tautiška giesmė aplink pasaulį, šokių šventė Baltimorėje, pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, pasaulio lietuvių vienybės diena – tai tik maža dalis to, kas iškart ateina į galvą prisiminus svarbiausias pasaulio lietuvių žinias. Netrukus dar kartą apžvelgsime įdomiausias akimirkas. O laidą ir televizijos sezoną užbaigsime atostogaujantiems tautiečiams, ko gero, įdomia tema – žygio per pasaulį misija Lietuva 100 pradžia. Išlydėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtos kelionės dalyvius, linkime jiems ir visiems pasaulio lietuvių žinių žiūrovams bei reporteriams smagių vasaros akimirkų ir naujų tautą vienijančių idėjų. Artėjant metų pabaigai gruodžio 29-ąją Lietuvos Respublikos prezidentūroje vyko jau gražia tradicija tapę Globalios Lietuvos apdovanojimai 2015. Labiausiai nusipelnę Lietuvai tautiečiai apdovanoti 4. kartą. Pasak renginio organizatorių, tarptautinių iš Lietuvos kilusių profesionalų tinklo Global Lithuanian Leaders apdovanojimuose buvo nominuoti 37 asmenys iš 10 šalių. Iškilmingos ceremonijos metu laureatams buvo įteiktos skulptoriaus Stasio Žirgulio pagamintos statulėlės. Renginio svečius pasveikino Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė bei Global Lithuanian Leaders tinklo vadovė Kotryna Stankutė Jaščemskienė. Esminis juk šio būtent paminklo statymas yra parodyti tai, ką pasiekė tiek užsienyje sėkmingi lietuviai arba grįžę iš užsienio lietuviai būtent tai plačiai visuomeniai. Kokiai nors tradicijai gimti kartais užtenka ir vieno žmogaus iniciatyvos. Puikus pavyzdys – Jungtinėse Amerikos valstijose gimusio bei užaugusio dabar Detroite gyvenančio Juozo Vaičiūno sumanymas kasmet švęsti pasaulinę cepelinų dieną. Mėly tautiečiai, pasaulio lietuviai. Mano vardas Juozas Vaičiūnas. Norėčiau pakalbėti apie pasaulinę cepelinų dieną. Prieš 4 metus žiūrėjau Amerikos futbolo Super Bowl finalą. Ir supratau įdomų dalyką. Super Bowl yra Amerikos didžiausias sporto spektaklis. Ir žiūrėdamas pastebėjau, kad amerikoniško futbolo žaidimo kamuolys yra labai panašus į cepeliną. Prieš kelerius metus gimusi idėja jau spėjo išplisti per pasaulį ir suvienyti gausų būrį tautiečių. Pirmąjį vasario sekmadienį ragaujama tradicinių lietuviškų cepelinų. Visame pasaulyje tą pačią dieną lietuviai susirenka namuose ir restoranuose surengti savo cepelinų baliuką. Junkimės prie naujos tradicijos pasaulinės cepelinų dienos šventės. Pasaulinės cepelinų dienos akcija įrodė, kad kelias į tautiečių širdis veda ne tik per skonį ir kvapą, bet ir norą susirinkti prie bendro pasaulio lietuvių šeimos stalo. Kovo
13-ąją didžiausiame Čikagos laisvalaikio ir pramogų centre Navy Pier vykusioje kasmetinėje Lietuvos nepriklausomybės šventėje Celebrate Lithuanian Independence apsilankė rekordinis skaičius dalyvių. Gausi lietuvių bendruomenė, didelis būrys amerikiečių bei į Čikagą pasisvečiuoti užsukusių turistų. Iš tikrųjų šventę organizuojame jau 5. kartą. Turbūt lietuviai visur švenčia visam pasaulyje savo nepriklausomybę. Tai Čikagoje, kur yra antras didžiausias lietuvių bendruomenės miestas po mūsų sostinės Vilniaus, turbūt būtų naivu tikėtis, kad lietuviai nešvęs. Lietuvių liaudies kultūros centras specialiai šventėje atsiuntė kruopščiai ekspertų atkurtų visų Lietuvos regionų tautinių kostiumų kolekciją, kurią skambant Dainavos choro atliekamoms liaudies dainoms teatralizuotai pristatė teatro sambūrio Žaltvykstė aktoriai. Žiūrovams savo pasirodymus padovanojo mažieji Lietuvos vyčių ir rusnės šokėjai, grandies jaunimas, laumės bei suktinio suaugusiųjų kolektyvai. Antrąjį sekmadienį po Velykų balandžio 10-ąją, kai visi tautiečiai grįžo į šventinių atostogų Lietuvoje, Vokietijos lietuvių bendruomenės Romuvos apylinkės folkloro ansamblis Jorė kartu su Hüttenfeldo lietuvių sporto klubu bei Reino Nekaro regiono vokiečių lietuvių draugija Vokietijoje gyvenančius tautiečius pakvietė į gražią atvelykio šventę Rudnosiukų Velykas. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 100 lietuvių suvažiavusių ne tik iš aplinkinių miestų bei miestelių, bet ir iš atokesnių vietovių – Frankfurto prie Maino, Visbadeno ir kitų. Susirinkusieji džiaugiasi gražia švente nuostabiame gamtos kampelyje prie Hemsbacho, mėgavosi puikiu oru. Labai smagu buvo šiandien, labai gražus oras ir labai smagu atvelykti švęsti kartu su lietuviais. Tautiečiai nuoširdžiai džiaugiasi galimybę pabūti kartu, prisiminti lietuvių liaudies dainas bei šokius, savo vaikams parodyti, kokius žaidimus žaidė vaikystėje, kai gyveno Lietuvoje. Balandžio pabaigoje Čarlevelio pilyje Talamore vyko graži Airijos lietuvių pavasario šventė, kurią organizavo Lietuvių asmenų ir bendruomenių Airijoje sąjunga, trumpiau vadinama Labas. Gražioje pavasario šventėje buvo pristatyta ne tik sąjungos Labas veikla, bet ir kitos tautiečių organizacijos. Golovėjaus lietuvių bendruomenė, kuriai vadovauja Snieguolė Klioštoraitinė, bei Golovėjaus lietuviška šeštadieninė mokyklėlė Vyturys. Skambant gitaristo Jono Kriauklio atliekamai muzikai, renginio svečiai buvo supažindinti su Lietuvos partizanų judėjimą atkuriančio klubo Miško broliai nariais. Vėliau pavasario šventės dalyvius linksmino gausus būrys talentingų atlikėjų. Lietuvių asmenų ir bendruomenių Airijoje sąjunga įkurta 2015 pabaigoje. Jos nariai siekia suburti Airijoje gyvenančius lietuvius, tautiečių įkurtas bendruomenės, organizacijas bei kolektyvus, dalyvauti ne tik sportinėje, kultūrinėje ar informacinėje, bet ir integracinėje veikloje. Gegužės 1 dieną Brodvėjaus teatre Londone jau 11 kartą vyko tarptautinis jaunųjų talentų konkursas. Pasak renginio organizatorės edukacinio centro Lighthouse vadovės Nijolės Jankauskienės, jaunųjų talentų konkurso tikslas – skatinti, gerbti ir puoselėti lietuvių kalbą, lietuviškas tradicijas, motyvuoti vaikus ir paauglius kūrybiniai veiklai, suteikti galimybę jauniesiems lietuvaičiams atskleisti savo talentus, skatinti bendruomeniškumą. Šiųmetį tarptautinį jaunųjų talentų konkursą globojo Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje karalystėje. Gegužės 8-ąją Rugalando lietuvių bendrijos nariai rinkosi į gražią motinos dienos šventę, kurioje susirinkusiusius džiugino svečiai iš Lietuvos. Meninės švenčių programas kuriantys ir atliekantys teatro arte aktoriai Jurga Gailiūtė bei Dainius Vengelis. Šventė vyko Maudlando mokykloje Homersake.
Pirmąjį vasaros mėnesį birželio 10-12 dienomis tarp Europos ir Amerikos žemynų įsikūrusioje laukinės gamtos ir nepaprastų potyrių saloje Islandijoje aidėjo lietuvių kalba, skambėjo lietuviškos dainos ir šurmuliavo iš skirtingų pasaulio šalių suvažiavę tautiečiai. Čia vyko jau 12-asis tarptautinis pasaulio lituanistinių mokyklų sąskrydis Draugystės tiltas. Draugystės tiltas – tai lietuvių, vaikų ir tėvų, pedagogų, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis į bendrą ratą suburiantis tautiečius, puoselėjančius tradicijas, gimtąją kalbą, lietuvybę. Šiame renginyje vaikai atvykę iš skirtingų pasaulio kraštų tarpusavyje bendrauja lietuviškai, atranda svarbų ryšį, bendrą kalbą ir įdomią veiklą. Šiųmečiame Draugystės tilto renginyje sąskrydžio vėliava buvo iškilmingai įteikta Hamburgo lietuvių bendruomeniai. Ilgas ir vingiuotas kelias lietuvių iškeliavusių iš tėvynės. Įvairiais laikais ir dėl skirtingų priežasčių tautiečiai, tarsi iš protėvių namų išvykę keleiviai, pasklido po visą pasaulį. Tačiau gražios lietuviškos tradicijos, papročiai bei šventės, o ypač meilė tėvyniai, sujungė atskirus žingsnius į bendrą kelionės taką. Žymaus lietuvių poeto Bernardo Brazdžionio poezijos žodžių sukurtais vaizdais Liepos 3-ąją Baltimorėje, mieste, kuriame sukaupta ilga Amerikos lietuvių istorija, praūžusios grandiozinės 15-osios lietuvių tautinių šokių šventės programa atspindėjo mūsų tautos kelionę. Aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad tos tradicijos, kurias atsivežė kiekvieną kartą atvažiuodama iš Lietuvos, jos yra išlaikomos, puoselėjamos. Net patys mažiausi lygiai taip pat perima šitas tradicijas. Ir kur bebūtų, tas jausmas yra be galo stiprus. Su džiaugsmu ir viltimi, lydimi vienos keleivių poros, 1800 nuostabiais tautiniais kostiumais pasipuošusių šokėjų iš beveik 50 kolektyvų, kartu su keliais tūkstančiais puikiai nusiteikusių žiūrovų, keliavo po savos kelionės prisiminimus, dabarties pasiekimus bei ateities svajones. Nuo 1957 kas 4 metus organizuojama šventė pirmą kartą buvo surengta Baltimorėje, vienoje didžiausių miesto arenų Royal Farms. Lietuvos himno istorija detaliai aprašyta gausiai iliustruotame albume Lietuvos himnas, kurį išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. Oficialiai kaip himnas tautiška giesmė buvo įtvirtinta pirmajame steigimojo Seimo posėdyje 1920-aisiais ir tapo Lietuvos Respublikos suverenumo ženklu. Pirmą kartą tautiška giesmė visame pasaulyje vienu metu nuskambėjo prieš 8 metus, švenčiant Lietuvos 1000-metį. Tautiškos giesmės aplink pasaulį giedojimas kilo Lietuvai švenčiant savo vardo 1000-metį, kai Lietuvos buriuotojai apiplaukė aplink pasaulį 1000-mečio odisėją ir pakvietė pasaulio lietuvius visiems vienu metu švęsti Lietuvos vardo 1000-metį. Man atrodo, kad mes kiekvienas savyje turim savo priežastį, kodėl mes giedame, arba savo priežastį, kodėl mes dalyvaujame lietuvių veikloje, savo priežastį, kodėl mes save vadiname lietuviais, savo priežastį, kodėl mokome savo vaikus lietuvių kalba. Nėra tokio apibendrinto atsakymo. Tai yra mūsų šalis, tai yra mūsų šaknis ir mes tas priežastis patys jaučiame, net jeigu negalime jų pasakyti garsiai, kažkaip įvardinti. Liepos 8-10 dienomis jau 3 kartą vykęs pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas ir vėl subūrė įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančius tautiečius. Verslo, mokslo, politikos ir kultūros festivalis tradiciškai vyko Prienų rajone Hamnei Park teritorijoje.
Per pasaulio lietuvių susitikimą įdomius ir aktualius pranešimus verslo, mokslo, politikos ir kultūros temomis skaitė bei aktyviai diskutuoti kvietė įvairių sričių profesionalai. Didžiojoje hipodromo scenoje vyko ryškiausių Lietuvos muzikos grupių ir atlikėjų pasirodymai. Buvo galima išvysti naujausius Lietuvos kino kūrėjų darbus, po didžiųjų koncertų ryto laukti kvietė linksmi naktišokiai. Renginio teritorijoje veikė kūrybinės ir technologijų dirbtuvės. Vyko susitikimai su Lietuvos miestų merais, sportininkais, teisininkais, karštųjų taškų žurnalistais, lietuviško verslo užsienyje vystytojais, didžiųjų įmonių vadovais, mados pasaulio atstovais. Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą organizavo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Prieš 7 metus Kirtimų kultūros centras, siekdamas tautiečiams priminti apie kilnų 2 drąsių lietuvių, Lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbį, pirmasis Vilniuje surengė Liepos 17-osios Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimą. Kasmet Vilniaus oro uoste rengiama graži akcija vyko ir šiemet. Skatinčiau kuo dažniau grįžti į Lietuvą, kuo dažniau susitikti su savo artimaisiais ir saugoti savo tapatybę, savo lietuviškumą, nes iš tikrųjų pasaulyje tai yra vertybė. Tuo mes esame išskirtiniai, tuo esame įdomus kitiems. Išeivio balsas į dangų neina. Dalyvauk Seimo rinkimuose. Registruokis ir balsuok. Artėjant 100-ajam Lietuvos gimtadieniui keliautojai ir žinomi visuomenės veikėjai jau dabar valstybei ruošia ypatingą dovaną – precedento neturintį 3 metų trukmės lietuvių žygį per pasaulį. Keliaujantys žmonės yra geresni už nekeliaujančius. Čia yra mano asmeninė tokia koncepcija, todėl kad keliaujantys žmonės pamato pasaulio įvairovę, tuo pačiu pamato ir bendrystę, kuri sieja pačius įvairiausius žmonės. Tai bendravimas, pažinimas, patirtys, kurios įgauni, yra didelė vertė. Tai dėl tokių verčių dažniausiai žmonės keliauja. 92 metais kartu su Vokiečių televizija, kada organizavau kelionę į Kamčiatką, pirmą kartą pajutau, kokius didelis malonumas yra paskui dalintis tais įspūdžiais. Kad tu ne tik pats pamatai, bet tavo dėka profesionalai užfiksuoja, sumontuoja, pateikia profesionaliai apie kitus kraštus informaciją ir tuo pačiu tas pasaulis lyg ir priartėja prie mūsų. Per kelionę ekipažas lankys visame pasaulyje įsikūrusias lietuvių bendruomenės. Iš viso bus aplankyta 100 valstybių ir įveikta 200 000 kilometrų. Kelionės maršrutas drieksis aplink Baltijos jūrą, per Kaukazo, Palmyro ir Tenšanio kalnynus, per bekrašte Šiaurės Amerikos lygumas, Gobio, Atakamos, Namibijos ir Australijos dykumas, Brazilijos džiunglės, Andų kalnus, Rusijos tundrą, Beringo sąsiaurį, Aliaskos upes bei daug kitų atšiaurių vietų. Šiandien Liepos 30-ąją prasidėjo pirmoji žygio per pasaulį misija Lietuva 100 ekspedicija Baltoskandija 2016. Pats didžiausias iššūkis, matyt, buvo tai, kad važiuojame per civilizuotus kraštus ir ta civilizacija, ir mus pačius šiek tiek taip destruktyviai veikia ir tuo pačiu ir publika, kuri sako, tai ir aš buvau Norvegijoje, tai ir aš buvau tame krašte. Tai mūsų pirmoji ekspedicija Baltoskandija, ką noriu pabrėžti, tai nėra atostogos ir tai nėra važiavimas dėl savo asmeninių įspūdžių, tai yra visas ciklas konferencijų ir Gdanske, ir Liubeke, ir Kopenhagoje, ir Stokholme, ir Bergene, ir Turku, ir Tartu, ir Rygoje. O pradėsime Kaune nuo konferencijos, kuriame pristatome Kazį Pakštą, jo mintis dėl Baltoskandijos idėjos, geopolitinės idėjos apie Baltijos šalių bendradarbiavimą. Viena tema, kita tema, mes daug filmuosime, daug rengsime fotoreportažų, taip pat ir rašytinių reportažų ir vienas iš pagrindinių tikslų šitos kelionės, šitos ekspedicijos apie Baltijos jūrą yra išbandyti logistiką, išbandyti
mūsų gebėjimus padaryti tai, ką mes žadame. Tai dėl to tai iš tikrųjų bus pakankamai sunkus darbas ir kaip visada paskutinės minutės prieš išvažiuojant yra pačios įtempčiausios. Ekspedicija organizuojama kartu su Lietuvos geografų draugija, Baltoskandijos akademija bei Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių ir pramogų klubu. Mūsų bus apie 20 ir yra mūsų tarpe žurnalistai, yra mūsų tarpe geografai, ir yra mūsų tarpe žmonės, kurie ketina arba yra deklaravę keliauti paskui ir per visą pasaulį 3 metus. Tai didelis būrys žmonių, kurie turės dirbti kaip viena komanda. Ir tai yra ir tie, kurie yra atsakingi už tinklapį, ir tie, kurie yra atsakingi už filmavimą. Ir tie, kurie yra atsakingi už stovyklavietę, tai tie, kurie atsakingi už mediciną. Tai pačius įvairiausius būsimos kelionės elementus mes be abejo treniruosimės arba pasižiūrėsime, kaip tai veikia praktikoje. O galbūt bene vienas tokių svarbesnių aspektų bus, vis tik per mėnesį jau viens kitą labiau pažinsime. Ir viena tema yra, kada tu darbo kabinete už stalo sėdėdamas apie kažkokias mintis ir planus kalbi. Kita tema, kada galbūt kiek sušlampi ar sušali, ar pavargsti kokiam nors ilgesnėme etape. Ir dar labai svarbus yra ir psichologinis susigrojimas. Tai visus šitos dalykus išbandysim. Pagrindiniai ekspedicijos Baltoskandija 2016 tikslai – konferencijose universitetuose pristatyti profesorių Kazį Pakštą, jo Baltoskandijos ir kitas idėjas, paskleisti informaciją apie projektą Misija Lietuva 100, susitikti su vietos lietuvių bendruomenių atstovais. Ne ką mažiau svarbus uždavinys – išbandyti žygio komunikacinės technologijas. Kelionės metu visų pirma siūlau visiems neužmiršti, o jeigu primiršote, tai dar paprašiau yra galima užsiprenumeruoti naujienlaiškį, kuris pasakos apie mūsų kelionę ir apie kitus žygio tikslus. Tai nesunku tai padaryti susiradus tinklapyje www.misijalietuvas100.lt, susiradus tokią galimybę, jums bus pateikta. Tai sekite mūsų tinklapį ir tikrai ten rasite visada pačią naujausią informaciją ir net mūsų fizinę buvimo vietą, kur mes esame fiziškai. Tai matydami reportažus galėsite sulyginti ir pasižiūrėti, kur mes ką tik esame keliavę. Taip pat ir bendradarbiaujame su nacionalinės televizijos laidomis ir Tapatybė LT ir Pasaulio lietuvių žinios. Ir labai džiaugiamės šito bendradarbiavimu. Tai tikimės, kad taip pat kažkokie ir siužetai atskiri pateks vėliau jau pargrįžus mums ir nacionalinės televizijos eterį. O šiaip mūsų žurnalistai rašys pranešimus spaudai, jos platinsime ir jie bus pasiekiami visiems. Tai kad tikrai tikimės, kad pati įvairiausia ir elektroninė žiniasklaida, ir spausdintinė žiniasklaida manys, kad yra reikalinga vieną arba kitą žinutę, galbūt jiems pasirodžiusią įdomesnę, taip pat ir paskleisti ir savo priemonėmis. Taip kad čia vienas iš pagrindinių tikslų mums sugebėti taip tokius projektinius savo pajėgumus pasiekti, skleidžiant žinią apie mūsų žygį, apie sutiktus žmonės, apie kaip sekasi lietuvių bendruomenėms po susitikimų su jais ir kitus užsieniečių įspūdžius, kurie ateis į konferenciją, kitaip sakant, tų šalių gyventojų įspūdžius, kitaip sakant, tokią plačią skalę pateikti informacijos apie mūsų žygį. Pasak kelionės organizatorių, žygio Misija Lietuva 100 tikslą galima nusakyti 3 veiksmažodžiais – švęsti, šviesti, šviestis. Norime ne tik džiaugtis laisvę ir dovanoti Lietuvos 100-mečių unikalų žygį, didingiausią, ilgiausią ir sunkiausią visų laikų klajūnų klubo kelionę, bet ir telkti pasaulio Lietuvą bendrai kūrybai ir sąmoningam gyvenimui, garsinti Lietuvos vardą, skleisti po platų į pasaulį taiką ir vienybės šviesą. Norime mokytis iš pasaulio, suprasti, priimti ir pamilti visą, kas yra dora ir tikra, teigia žygio dalyviai. Mūsų visas šitas žygis yra sudėtingas, ilgas, turintis savyje keletą tokių etapų, kurių dar niekas nėra pravažiavęs automobiliais. Ir jeigu mums pavyktų pasiekti tos tikslus, tai toks mūsų visų savivertės, kelimas irgi būtų uždavinys. O jau mega uždavinys šito viso žygio yra skleisti pasaulio Lietuvos idėją. Ir tai yra,
ambicija, net pasakyčiau, naujos nacionalinės idėjos paieškos. Nes kada su motinos pienu mes žinojome, kad nepriklausoma Lietuva yra mūsų tikslas, mūsų kelrodė žvaigždė, mūsų, kaip sakoma, svajonių svajonė, kada mes tai pasiekėme, labai natūralus klausimas tautai, lietuvių tautai, o kas toliau. Ir ne tik kas toliau, bet ir kad naujas modernus pasaulis yra žymiai pavojingesnis už tą, kada reikėjo su kalaviju rankoje, reiškia ginti savo nepriklausomybę arba teisę tvarkytis tai, kaip nori savo krašte. Kodėl? Todėl, kad technologijos išplauna mūsų gebėjimą ir kalbėti, ir rašyti lietuvių kalbą, nejučiom kaip kokia radiacija, dozė po dozės, diena po dienos. Mes dabar galime laisvai keliauti po visą pasaulį ir niekas tikrai nesulaikys jaunų žmonių, norinčių studijuoti, norinti pažinti. Kartais jie taip nutinka, ima ir lieka. Ekonominė emigracija, aš manau, sumažės tada, kada už metų kitų 5-mečio, 10-mečio mūsų gerbuvis čia Lietuvoje bus šiek tiek priartės prie tų šalių, į kurias dabar išvažiuojama ir tada tikrai sumažės motyvų išvažiuoti. Bet net tie, kurie išvažiavę prieš keletą dešimtmečių arba net tie, kurie išvažiavę prieš 100-metį, vis viena yra lietuviai, žmonės save taip identifikuojantis ir reikia rasti raktą, kad mes suprastumėme lietuvių pasaulio arba pasaulio Lietuvą kaip vientisą dalyką. Mes gyvename Lietuvoje, čia yra gimtasis kraštas, čia yra mūsų kelmas, čia yra mūsų šaknis, čia yra mūsų, kaip sakoma, tėvynė, bet lietuvių yra ne tik Lietuvoje. Tai kaip padaryti, kad mes viens kitą pažintumėme per vieną kitą požymį, identifikuodami galbūt ir apibrėžę kažkaip tai, kas tai yra ta mūsų tapatybė, o gal ir užtenka pareikšti, kad aš esu lietuvis ir galbūt net ir nemokėdamas lietuvių kalbos tokių jaučiuosi. Tai ir kaip padaryti, kad ta tauta 21 ir vėlesniuose amžiuose išliktų. Tai čia toks jau mega uždavinys ir mega tikslas, kuris man yra pagrindinis motyvas. O kolegos, jauni žmonės važiuoja, galbūt tie, kurie žurnalistai padarys karjerą per šitą žygį, tai yra juos kažkas pamatys, atkreips dėmesį, jų darbus per tą bendrą dėmesį šitam žygiui. Kažkas, gal tokie kaip aš, jau gulbės giesmę sugiedos ir jau po to galės ant pečiaus, reiškia, jaukiai įsikūrę, maksimum ten anūkam ar kam nors pasakoti apie tos įspūdžius. Yra jaunų žmonių, kurie ir mokslinę karjerą žada žygio metu sukaupti medžiagą kažkokiem moksliniam darbam. Taip kad visi turi skirtingus motyvus, bet tikslai ir uždaviniai, kurie yra deklaruoti, privalės būti visiems bendri. Tokie yra mūsų tikslai. Mes lietuviai visi esame įvairūs, turime skirtingus charakterius, skirtingus temperamentus ir be abejo skirtingas motivacijas, dėl kogi mes esame šioje žemėje. Bet taip nutikė, kad mano senelis, vienas pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės kariuomenės kareivių, kuris savanoris, reiškia, į tą kariuomenę atvyko su keliais savo gimto kaimo nariais, įskiepėjo tokią, nežinau, lietuvybės dvasią. Ir tai man yra artima, man tai yra svarbu, ne tik kaip aš tą savo asmeninį gerbūvį turėsiu susitvarkęs, bet taip pat ir kokiosgi mūsų tautos perspektyvos šitame audringame ir sunkiai prognozuojamame pasaulyje. Bėda ir liūdesys, kada priešo pulkai yra už sienos, tai tada mes susimobilizuojame ir vienaip arba kitaip tą vienybę pademonstruojame. O kada yra koks nors taikesnis metas, tai mums ir pritrūksta tokio solidarumo, vienas kitam pagalbos, tokios kooperacijos. Ir vienas iš mūsų ekspedicijos tikslų, ir neatsitiktinai mes Vingio parke, neatsitiktinai mes netoli prie vienybės medžio, 1000-mečio proga pastatytas šitas paminklas įvardino 100 labiausiai nusipelniusių per 1000 metų žmonių. O mūsų tikslas bus surinkti 1000 pavardžių, kurios nusipelnė per šitą pastarąjį 100 metų ir taip jos pagerbti. Tai pasaulio Lietuvos idėja bendravimo, kooperavimosi,
lietuvybės išlaikymo idėją, savo tapatybės suvokimo, savo savivertės suvokimo. Na, aš manau, kad tokie žygiai kaip šitas, kurį mes organizuojame, kai kurie ankstesni, na, jie visi mums padeda geriau suvokti save, geriau suvokti savo istoriją, geriau suvokti savo tautos likimą. Ir kas ten žino, galbūt mūsų žygis su ir jūsų pagalba, žinia apie ją pasklidus, šiek tiek plačiau paskatins vieną kitą jauną ar nebūtinai jauną žmogų imtis ir padaryti kažką konkretaus. Kada prieš jau 6 metų pasiekėme Juodąją jūrą su žemaitukais, viena iš dalyvių, Skirmantė, pasakė, sako, svajonės pildosi. Tai nenustokite svajoti, bet to neužtenka, kad nebūtumėte tik tai ir pragyvenę visą gyvenimą su svajonėmis, o imkite ir realizuokite tas svajonės. Tikrai žinau, kad viskas yra įmanoma. Viskas yra įmanoma, jeigu yra valia, jeigu yra ryžtas, jeigu yra noras ir jeigu yra tikėjimas savim.